Labas vakaras, gerbimi televizijos žiūrovai. Šiandien eterį mūsų laida žiūrovo vardu ir mūsų laidos svečias Zygmantas Balčytis, europarlamentaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Šiandien mes pakvietėm jūs į mūsų laidą, kad pakalbėt įvairiom temom. Ir norėčiau pirmą pradėti galbūt nuo jūsų lozungų. Ką jūs įdedat į tos žodžius? Dirbantį, uždirbantį ir vieninga Lietuva. Tai manau, kad mes kaip Lietuva, kaip valstybė šiandieną tikrai dar esam gana sudėtingoje situacijoje. Mūsų skola nuo BVP yra gana didelė, daugiau negu 40%. Mes esam pasiskolinę ir negalim iš savo pajamų, kurias surinkam per metus į biudžetą, grąžinti tos skolos. Mes visą laiką pastoviai ją turim padengti. Ir todėl mūsų ateitis priklauso nuo to, ar mes sugebėsime kartu su kitom ES valstybėm, ne tik tai čia Lietuvoje, bet ir Europoje, ar sugebėsim sukurti sistemą, kur mums leistų ateityje išeiti iš šito susidariusio skurdo. Ir mano lozungas arba mano įsitikinimu tai turi būti ne tik tais pusiau dirbanti arba dirbanti, bet ir uždirbanti, kad mūsų atlyginimai ateityje didėtų. Turi būti vieninga ta Lietuva, nes šiandieną yra daug susiskaldimo. Ką turime omenyje atlyginimo? Kad žmonių pajamas didėtų. Nes jeigu neturės žmonės atitinkamai pajamų, jie negali susimokėti už paslaugas, už šildymą, už kitus dalykus, išleisti savo vaikus į mokyklą. Ir čia yra problema. Todėl aš žinau, kaip veikia ES mechanizmai, kokios yra galimybės ir aš esu įsitikinęs, kad mes kartu su kitais Lietuvos politikais galėtumėm susitarti dėl strateginių tam tikrų projektų įgyvendinimo, dėl strateginių krypčių Lietuvos. Ir per ateinančius keletą metų pasiekti, kad pirmiausia sumažėtų energetinės kainos, ypatingų dujų. Ir aš žinau, kaip tai yra svarbu Jonavos miestui ir Jonavos rajonui. Ir ne tik tai Jonavos, visai Lietuvai. Ir manau, kad tai pavykus, mes galėtumėm galvoti apie kitų, ypatingai labai svarbių projektų įgyvendinimą, kurie leistų mums vis daugiau ir daugiau surinkti pajamų į biudžetą, iš kurių galėtumėm finansuoti kitas rytis, tame tarpe ir kelti žmonėm atlyginimus. Sakyt, prašau, jeigu jūs taptumėt šalies vadovu, sakykime, kokios jūsų būtų pirmos iniciatyvos, sakykime, įstatymų kūryboje ir taip toliau, pasiūlymai Seimui? Nuo ko jūs pradėtumėt? Tai pirmiausia, ką ir minėjau, matyti neišvengiamai būtų pradžia derybų su visom politiniam partijom apie tam tikrų susitarimų dėl strateginių krypčių Lietuvos. Pavyzdžiui, energetikoje mes turime susitarti 20-25 metam į priekį, kokius vystom, kad vieniem rinkimam pasibaigus nebūtų jau užmiršti ir nepradėtų kitos politiniai dariniai kurti kitų projektų. Antra, aš manau, kad yra labai svarbu atstatyti santykius su savo kaimynais, kad ir kaip be būtų sunku, bet šitą reikia daryti. Reikia ieškoti sąlyčio taškų ir kalbėtis. Ir su rytų mūsų kaimynais, aišku, situacija yra per keletą savaičių visiškai pasikeitusi, daugiau turės įtakos lygtai tarptautiniai tam tikri dialogai ir susitarimai, bet mes Lietuva turinti irgi taip pat ypatingus interesus. Mūsų prekybiniai balansai ir taip toliau ypatingai su Rusija yra labai svarbus. Aš manau, kad mes turime ieškoti sąlyčio taškų ir kalbėtis. Ir aišku, kad mums labai yra svarbu atstatyti santykius su Lenkija. Tai yra strateginis irgi mūsų partneris ateityje turėtų tapti. Su šiaurės šalių valstybėm kalbėtis ir derinti savo veiksmus, nes gyvenimas yra toks, kuris mes matom, mes turim jau pradėti kalbėti ir ne tik tais apie ekonominius dalykus, bet ir užsitikrinant savo saugumą. Irgi turim labai aiškiai suprasti, suvokti ir išaiškinti žmonėm, kodėl to reikia ir ypatingai energetinį saugumą. Sakyt, būdamas Europarlamente, jūs prie šitų dalykų, kur dabar man išvardinat, jūs galit prisidėti dirbdamas ten? Aš ir prisidėjau. Jūs ir prisidedate? Aš ir prisidėjau. Ir aš dirbau energetikos mokslinių tyrimų ir pramonės komitete 5 metus, dirbau biudžeto kontrolės ir dirbau transporto ir turizmo komitete. Ir tikrai prie labai svarbių strateginių objektų aš esu prisidėjęs. Šiandieną detaliai galbūt neaiškinsiu, bet ypatingai, pavyzdžiui, dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarimo finansavimo ES pinigais,
o tokia teorinė data yra 2030 metai, kad mes liktai turėtumėm uždaryti, bet tam laikotarpiu mes neuždarysim, todėl kad procesai yra unikalūs, labai sudėtingi, sunkus ir manau, kad visą šitą laikotarpį, tai yra 10 milijardų litų papildomų pinigų, buvo sugebėta įsidėrėti, kad Europos komisija pati ir finansuotų, kaip ir buvo numatyta mūsų pradinėje stojimo sutartyje. Matot, tos dalykus, kur jūs dabar man pasakojat, Lietuvos gyventojai galbūt jie nežino apie tai, kas vyksta Europarlamente. Gal mūsų spauda netaip apšviečia. Jeigu, sakykime, pas mus Seimas ruošiasi svarstyti kažkokius tai mokesčius ten už kūrą ar, sakykime, automobilius ten ir taip toliau, tai toj pat visi laikraščiai iš karto vyksta diskusijos, o apie tai, ką jūs dabar šnekėjot, ką jūs diskutuojate Europarlamente, mes apie tai neinformuoti. Aš labai daug skelbiausi ir spaudoje, ir internetiniuose puslapiuose, ir ataskaitos išleistos už mano laikotarpį. Tai yra natūralu, žmonėms iš tikrųjų yra per toli tie galbūt gana nelengvai suprantami dalykai ir mūsų, aišku, kad Lietuvos politikų galbūt yra ir tam tikras trūkumas, kad mes nemokam populiarią kalbą išaiškinti tų, bet dažniausiai tie sprendimai, kurie čia yra priimami Seime, žmonės labiausiai ir greičiausiai paveikia. O Europos parlamentai, kurie priimami sprendimai, jie ateina į mūsų realų gyvenimą po metų, po pusantrų ar dar vėliau. Ir todėl galbūt ir kažkaip nublanksta tas svarbumas ir rimtumas, kas ten yra priimami. Pavyzdžiui, tabako direktyva buvo priimta. Realiai jinai pradės veikti po 3 metų. Taip pat buvo priimtas labai svarbus dalykas dėl viešųjų pirkimų, kad jie turi būti elektroniniu būdu. Vėl atės po tam tikro laikotarpio. Ekonominės skatinimai yra įvairių priemonių ir aš pats žinau, dėl jaunimo įdarbinimo ir panašiai. Jeigu valstybė bus kompetitinga ir greitai susitvarkys su reikalavimais, mes galim labai greitai pradėti naudoti ES ne mūsų Lietuvai skirtus, bet kitose fonduose esančius pinigus mūsų valstybės geresnių gyvenimo užtikrinimai ir jaunimo įdarbinimo spartinimai. Ponas Andrius Kubilius jums turėjo pretenzijų ir aš skaičiau neseniai, kad jūs neišsakot savo nuomonę apie mano minėtus įvykius Lietuvoje, sakykime, apie tos pačius akcizus alkoholiui arba apmokestinimą automobilių ir taip toliau. Gal dabar pasakysit, ar jūs iš tikrųjų neišsakėt niekad, ar mes negirdėjome paprasčiausiai? Tai kai gerbiamas mano kolega Seime Andrius Kubilius buvo valdžioje, jis irgi daug ko nepasakė ir jam buvo nurodyta netgi ir prezidentės, kad turi pradėti grąžinti sumažintas žmonių pensijas 2011 metais, praėjo 11, 12 ir 13 ir atėjo 14. Tai yra natūralu. Dėl akcizo tai aš manau, kad visi mes puikiai suprantam, kad reikia ieškoti pajamų šaltinio, norint kompensuoti tą stygį, kuris yra reikalingas papildomų tam tikrų išlaidų kompensavimą, tame tarpe galbūt ir tų pačių pensijų. Vyriausybė ieškojo, surado tą, taip pat premjeras buvo susikvietęs alkoholio atstovus, ypatingai alaus atstovus. Jie sutiko su tokiu principu, kad kiekvienais metais po 5%. Ir tas pats verslas supranta tą būtinumą ir didelių priešpriešų nebuvo. Ir tai yra geras pavyzdys, kaip vis dėlto tariantis, kad ir su to pačiu verslu galima dėl visko susitarti ir aš manau, kad ir mūsų premjeras ir vyriausybė pademonstravo gana teisingą požiūrį ir principus, kaip ateityje reikėtų elgtis su mokesčių pakėlimu. Aš dabar pacituosiu jūs rašot, ekonomikos augimas priklausys nuo labai tikslių, konkrečių verslo ir valdžios sprendimų bei tikslingų investicijų, nes ekonomikos augimas negali būti siejamas su chaotišku investavimu visur ir į viską. Sakyt, prašau, kokiu būdu ir kas tai turėtų reguliuoti? Juk, sakykime, tos investicijos ES, jos būna tikslinės ir ten yra iš karto pasakyta, kur jūs galite investuoti, kur jūs negalite investuoti. Kokiu būdu mes turėtumėm patys šitą reikalą, šitos srautus reguliuoti? Tai mes turėjome pereitų metų, tai yra praeitą 7 metų laikotarpį ir daugelis iš to laikotarpio mokėsi. Visos ES valstybės mokėsi ir gana padarėm kai kurias ir galbūt ir klaidas, todėl kad mes
įsivaizdavom ir ko gero dar ir šiandieną Lietuvos žmonės įsivaizduoja, kad jeigu ES paramos pinigai, tai jie kažkaip iš dangaus yra gauti. Ne, tai yra pinigai tiesiog mūsų valstybėje sustiprinti savo ekonomiką, savo konkurencingumą. Ir aš tą sakydamas sakau, kad mes turime su visom politiniam partijom, valstybės vadovų susitarti, į kurias rytis mes investuojame tą europinę paramą, dadedam savo irgi pinigus iš valstybės biudžeto, kad mes pasididintumėm savo konkurencingumą. Kaip numušim energetinės kainas, kokias elektrinės statom, biokūro, dar kažkokias kitokias, kad verslo sąlygos pas mus pagerėtų ir verslas taptų konkurencingas. Šiandieną jisai nekonkurencingas. Jisai vos išgyvena, o kai kurie mūsų verslo subjektai tiesiog ir bankrutavo. Taip pat aš manau, kad reikia aktyviau įtraukti ir bankų vaidmenį į mūsų realią kasdieninę ekonomiką. Bankai negali stovėti nuošalyje, mes turim derinti su jais veiksmais ir jie turi paaiškinti, kodėl kartais atsiranda tokie mokesčiai už pervedimus arba už aptarnavimo mokesčius, nes tai yra didžiulės irgi piniginės lėšų sumas ir nuo tų pačių žmonių. Todėl aš ir sakau, kad mes turime išsigryninti tas pozicijas, į kurias mes investuojame, kad po kelių metų mes turėtumėm žymiai didesnę pridėtinę vertę ir daugiau pajamų. Dar aš noriu trumpai apie mūsų energetinę nepriklausomybę. Kalba dabar kai kurie politikai apie tai, kad, sakykime, dujų terminalas mums gali atsėti per brangiai ir mes vis tiek mokėsim brangiai už dujas, sakykime. Ar taip yra iš tikrųjų? Kaip jūs, arba atominės irgi taip pat neapsimoka mums statyti, kadangi ir mūsų vaikai ir anūkai neatsiskaitys už tas statybas mūsų, jūsų nuomonė? Tai dėl suskystintų dujų terminalų. Taip. Manau, kad tai yra tas projektas, kuris leido šiandieną aiškiai pasakyti, kad 2015 metais mes turim alternatyvą. Ir dėl ko, manau, ir pats Gazpromas pateikė tam tikrą pasiūlymą, kuris yra tikrai gana neblogas, daugiau negu 20% mažina mūsų energetinę arba dujų kainą. Tai yra 100 beveik dolerių, tai yra labai neblogai. Ir suskystintų dujų terminalas yra kaip šitas lakmuso popierėlis, kuris leidžia mums sėsti, dėrėtis, nes mes sakom, mes galim iš kitur atsivežti pigiau. Ir aš tikiu, kad po keletos metų mes tikrai galėsim pasinaudoti šito suskystintų dujų terminalo, nes atsidaro, ko gero, rinkos iš Jungtinių Amerikos valstijų skalūninių dujų į NATO valstybės. Ir tikrai jisai suvaidins labai teigiamą vaidmenį, kaip kažkada tai dėl Būtingės terminalo, kokie buvo piketai, kaip čia, ar mums čia to reikia. Bet šiandieną yra mūsų Lietuvos, kaip sako, aukso kiaušinis. Dėl atominės elektrinės. Aš esu už tai, kad mes iš tikrųjų ateityje didžiuliais kiekiais gamintumėm ir parduotumėm. Ir atominė elektrinė vienas iš objektų, kuris galėtų šitą daryti. Pasikeitus dabar su Rusijos krize ir Ukrainos krize, aš inicijavau ir įtikinsiu ir mėginsiu įtikinti ir ES politikus, kad atominė elektrinė Lietuvoje turėtų būti politinis objektas, ne ekonominis, politinis, kuris iš tikrųjų leidžia mums turėti patiem didžiulius pajėgumus dėl elektros gamybos ir kas leidžia mums tada dėrėtis dėl tų pačių dujų ir dėl visų kitų energetinių resursų. Dar noriu paklausti jūs, dėl skalūninių dujų buvo labai didelės diskusijos, tarp kitko turbūt netoli jūsų tėviškės kažkur tai. Taip, Tauragės rajone. Taip. Ir netoli jūsų kaimas, kur jūs gyvenat. Koks jūsų požiūris į šitą problemą? Skalūninės dujos, taip, šiandieną yra Lietuvoje po tam tikrų diskusijų, šiandieną turi neigiamą įvaizdį, bet aš manau, kad mes kaip valstybė privalom atlikti žvalgybinius darbus. Taip, iki spalio mėnesio žvalgybos procedūrom nereikėjo atlikti aplinkos poveikio vertinimo. Mes Europos parlamente nubalsavom, kad būtina tą padaryti ir manau, dėl ko netgi ir Chevronas pateikė pasiūlymą, kad jie išeina iš mūsų rinkos. Todėl aš būčiau už tai, kad mes turime žinoti, kas yra pas mus, o po to jau visuomenę mėginti, kai sako, informuoti, kokie galimi teigiami ir kokie galimi neigiami dalykai. Ta pati Amerika skalūninės dujas pradėjo išgaudinėti taip jau dideliais kiekiais nuo 1994 metų. Jie uždraudė yra eksportą į kitas valstybės. Jų dujų kaina yra 3-4 kartus mažesnė negu Europoje. Jie yra konkurencingi, dėl ko jie labai turi didžiulį galimybę parduoti savo prekes. Tai vat yra pavyzdžiai,
kurių realybė sako, kad mes negalime atsiriboti ir galvoti, kad jeigu šiandieną taip yra, tai yra viskas teisingai. Aš nesu už šiandieną, už būtinai išgavimą. Čia reikia tarti su visom ir politiniam partijom, ir su Lietuvos žmonėm, bet kad išžvalgyti ir išnagrinėti, kas yra pas mus, aš esu už tai. Jūs kilęs iš Šilutės rajono Juodžių kaime. Jūs ten lakotės dabar? Dar turite ten giminių ar kažkas iš artimųjų ten liko? Ar tas kaimas dar gyvoja ir klesti? Tai čia buvo 50 metų atgal, po to aš išvažiavau, kitur gyvenau, baigiau mokslus Šilutėje. Tai tikrai ten kaime yra labai daug mano giminaičių, senos ir jaunesnės kartos, tikrai apsilankau, jie mane ten irgi anksčiau prisidėdavo prie rinkimų. Tai yra irgi užmirštas kaimas, neturintis galbūt labai didelių perspektyvų ateityje, bet užtat šalia yra Žemaičių naumiestis, kuris turi labai gražias perspektyvas būti ateityje Šilutės priemiesčių. Sakykite, jūs ten lankėt mokyklą tam kaime, ar pas jūs mokyklos nebuvo? Ne, mokyklos nebuvo. Jūs važinėjote? Mano tėvai persikėlė į Šilutės rajoną, prie Usieno toks buvo Žemaitkimis, ten baigiau 8-metį, o vidurinę baigiau Šilutės pirmą vidurinę Šilutėje. Sakykit, kur jūs atostogaujat, kada jūs važiuojate atostogų, kur jūs būnat paprastai. Aš dėl ko klausiu, aš buvau čia Palangoj ir praėjau Basanavičiaus gatvėje, nesutikau ne vieno žinomo politiko arba aktoriaus ir taip toliau. Aš čia draugo, aš seniai nebuvęs Palangoj, važiavau tai šiandien, tai dar kažkur, tai sakau, čiagi paprastai būdavo, visos žvaigždės čia vaikšto šitą alėją. Šį kartą nieko nebuvo, jisai sako, draugas man sako, juokiasi, iš kur tu čia rasi, visi išvažiavę į užsienį, čia tokių žmonių nebūna, tu čia jų nesutiksi. Tai tikrai, kadangi labai dažnai tenka skraidyti ir praktiškai per metus beveik 100 kartų yra nusileidimų ir pakilimų, todėl kad mano darbas toksai, tai mes su žmona esame apsisprendę ir visas savo atostogas, tas 5 metus aš leidau čia Lietuvoje. Ir jeigu anksčiau tikrai būdavau dažniau Palangoj, tai po to pasikeitus tam tikrai aplinkai Palangoj, kada tapo žymiai triukšmingiau. Dabar po 1-2 savaitės pabūnu Nidoj, dalyvauju teniso turnyre, ten vyksta Nida Jazz, toksai teniso turnyras, gana įdomi aplinka, labai viskas gražu, organizatoriai pažįstami. Man Lietuvoje pats yra geriausias poilsis ir pats prieinamiausias. O koks jūsų hobi, jūs kaip leidžiat laisvalaikį, sakykime, kad ir būdamas užsienį, sakykime, ten vis tiek turit laisvo laiko, kažkur tai nueinat, kažkaip tai leidžiat laisvalaikį? Tai užsienyje dažnai yra susijęs su tam tikra darbotvarkė, bet aišku, kad, gali pažiūrėti senamiestį, užeiti, papietauti, pavakarieniauti ir ten tokio aktyvaus tikrai nėra. Strasbūre dar kartais irgi su kolegom pasportuojam, yra įvairių ten galimybių ir yra plaukimo baseinas, tenais kartais vakare nueinam. Bet čia Lietuvoje tai dažniausiai žaidžiu tenisą, laisvalaikių būna labai nedaug, tai čia didelių pasirinkimų ir didelių man poreikių ir nereikia. Sakykit, jeigu jūs būtumėt šalies vadovu, ką jūs darytumėt iš esmės kitaip Lietuvoje? Tai pirmiausia, manau, kad reikia surasti savyje jėgų ir įtikinti, kad politinė kultūra arba pačios pareigos verčia ieškoti kompromisų, susitarimų su bet kuo. Ir ypatingai aukščiausiame sluoksnyje mes turime kalbėtis, šnekėti, ko reikia, kaip tai galėtumėm padaryti. Kaip minėjau, aš esu iš tų, kuris galėčiau kalbėti su visom politiniam partijom dėl tam tikrų strateginių susitarimų. Ir ko gero galbūt galėčiau įtikinti ir Lietuvos žmonės, kad kai kurios sprendimus, kurie yra neišvengiami ateityje, kad mes galėtumėm ateityje pasidėti savo ekonominį pagrindą, aš sugebėčiau įtikinti. Yra toks aštrus klausimas, socialinė nelygybė Lietuvoje. Pas mus labai didelis atstumas tarp turtingų ir neturtingų ir tai čia, sakykime, verslas ir taip toliau, aš apie šitą neliečiu, bet tačiau būna ir valstybės tarnyboje yra pakankamai didelės žirklės. Kaip reikėtų šitą problemą, aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, kai Vilniuje, kada gatvių šlavėjai negaudavo atlyginimo, o kažkokios tai įmonės direktorius gaudavo atlyginimą virš 10 000. Kaip šitą reikalą reikėtų reguliuoti?
tą reguliuoja valstybės tarnybos įstatymas kažkiek, bet tai tokia problema egzistuoja. Tai natūralu, kad viskas sulyginti mes negalim, todėl kad kiekvieno darbas priklauso nuo tam tikros atsakomybės ir kompetencijos, yra reikalavimai, kur tu negali, sakykime, mokėti tiek pat už vieną kokybišką darbą ir kito visiškai galbūt paprastą darbą. Tai ta gradacija turi būti, bet kad jūs paminėjote, socialinė nelygybė yra labai didelė. Tai manau, kad man pavyktų įtikinti ir vyriausybę, ir Algirdą Butkevičių, kad mes pradėtumėm kurti taip vadinamą valstybės socialinį modelį, truputį kitokį, kuriame turėtumėm vieną iš pagrindinių tikslų mažinti šitą socialinę nelygybę. Yra įvairių ir formų, ir įvairių mechanizmų, kaip tai reikėtų padaryti. Ir mano pagrindinis tikslas tai yra didinti žmonių perkamąją galią arba didinti žmonių pajamas. Manau, kad tai leistų ateityje tikrai spręsti ne tik tai globalius mūsų valstybės strateginius dalykus, bet svarbiausia, kad leistų mums užtikrinti žymiai didesnę socialinių paslaugų finansavimą ir ypatingai mažinti socialinę atskirtį. Jūsų kolegos jau mane skubina, tačiau aš dar prašau 7 minučių pakalbėti, kadangi tai bus labai trumpas pokalbis, aš dar turiu daug klausimų jums. Keli klausimai ir viskas, ir mes baigsim laidą. Jūs paminėjote apie tai, kad reikėtų didinti pajamas. Jūs ekonomistas, paaiškinkit man, paprastam žmogui, aš nesuprantu vieno dalyko. Mes keliam minimalų atlyginimą. Viskas atrodytų, viskas labai gerai, mes pakėlėm minimalų atlyginimą, žmonės patenkinti, tie, kurie minimumą gavo, nėra labai tas didelis pakėlimas, bet vis tiek. Bet priartėja tie, kurie gaudavo šiek tiek daugiau to minimalaus atlyginimo, specialistai, kurie aukštesnės kvalifikacijos žmonės, priartėja jų, žirklės netokios didelės darosi. Kainos pat automatiškai pakyla. Parduotuvėse pensininkam nieks nedadeda, jie stovi vietoj. Suprantat, kaip iš karto vienas kabinasi už kito, kokia čia išeitis? Tai pačiai pradžioje mėginau pasakyti, kad mes turime daugiau gaminti. Ir dar kartą noriu atvirai ir tiesiai pasakyti. Jeigu energetinės kainos bus tokios, kaip yra dabar, mes iš šitos užburto rato neišeisim, iš to skurdo. Todėl energetinė nepriklausomybė yra vienas iš pagrindinių kelių, kaip išeiti iš šito skurdo. Ir aš paminėjau atominės elektrinės statybą. Tai yra lygtais milijardas, ar ten, sakykime, milijardai litų, bet jie yra investuojami į valstybę. Ir po to mes didžiuliais kiekiais gaminam į ES rinką ir parduodam didžiuliais kiekiais kiekvienais metais ir 60 metų į priekį. Ir tada, manau, viskas stoja į savo vietas, tai yra didžiulės pajamos į valstybės biudžetą papildomas. Ir iš to biudžeto tada mes galime pradėti finansuoti kitas labiau sritis, didinti atlyginimus ir pensijas ir visus kitus dalykus. Ir tada natūraliai nusistato ir pačios minimalios algos kelimo tendencijos pagal tai, kiek iš tikrųjų išgali valstybė arba išgali verslas mokėti tą minimalią algą. Nes versle kartais būna atvirkštinis procesas, kada ant popieriaus vis dėlto yra sumažinama alga arba paliekama ta pati ir įsivyrauja galbūt ir šešėlinė ekonomika. O kaip reikia paaiškinti tokį dalyką, kad pas mus nenori investuoti. Investuotojai nenori, sakykime, kapitalas neina pas mus. Pas mus nestato niekas gamyklų, gamybos, kaip jūs sakot. Bet tai galima su užsienio kapitalu šitą daryti. Bet nenori užsienio kapitalas pas mus eiti. Ar tai vis tik kalta mūsų, kaip sakėt, šitos problemos, ar tai yra mokesčių politika, ar tai yra neprotinga politika valdančiųjų? Kokia priežastis? Lenkija, sakykime, šalia mūsų Lenkija, bet ten padėtis šiek tiek skiriasi nuo mūsų. Taip, viskas susideda į vieną pusę ir į vieną, kai sako, mazgą. Ir kokia yra mokestinė politika. Mes panaikinam pridėtinės vertės mokesčio lengvatą mėsai ir po šią dieną mes paskatinom gamybą Lenkijoje ir mėsą taip pat perkam iš Lenkijos ir žinom mėsos perdirbėjų, kai sako tuo metu nuogąstavimus ir jie pasitvirtino. Iš kitos pusės, kaip jūs ir minėjote, yra daug kitų dalykų, kurie irgi susiveda į vieną pusę ir aš dar kartą sakau, kol mes turėsim tokią energetinę kainą, ypatingai už dujas, ne vienas užsienio investuotojas net jam neapsimoka, jis geriau eina į Latviją, į Estiją, dar kažkur tai, ten pigiau moka už energetiką, jam lieka daugiau
atsiperkamumo pinigų ir tai yra natūralu. Todėl mūsų vienas iš pagrindinių tikslų, norint padidinti konkurencingumą, tada ateis ir užsienio kapitalas, ir lietuviškas kapitalas turės žymiai didesnės galimybės išsilaikyti. Šiandieną buvo Achemui papildomai 100 darbo vietų gali būti sukurta, jeigu energetinė problema būtų įspręsta. Tai va dėl ko aš esu įstikinęs, kad mums reikia susitarti dėl tų strateginių projektų įgyvendinimo, kad nebūtų didelių nesutarimų, kad jie būtų įgyvendinami sklandžiai ir per kuo trumpesnį laikotarpį ir visi gyvensim žymiai kitaip, žymiai geriau. Dėl žemės aš turiu jūs vis tiek paklausti, kadangi toks klausimas ir nors laiko neturim, čia vienas iš paskutinių klausimų bus. Sakykit, aš neklausiu jūs už pardavimą, už nepardavimą ir taip toliau. Sakykit, kokios pasekmės mūsų laukia vieno ar kitų atveju. Aš esu už tai, kad ateityje valstybė nedarytų tokių klaidų, kurios buvo padarytos. Ir Olandijoje, ir Prancūzijoje, Italijoje, ir visose kitose normaliuose ES valstybėse yra žemė parduodama, bet yra nustatyti labai griežti reikalavimai. Dabar jau mes irgi, kada jau surinkti parašai, jau visi paskubom tuos reikalavimus nustatėm. Gyventi 3 metus, mokėti galbūt kalbą ar nemokėti, dabar dar diskutuoja. Ir ne vienas užsienietis šiaip savo to žemės nepirks. Aš dar kartą noriu patikinti ir Jonavos rajono gyventojus, kad tie, kurie turi žemę, šiandieną ir nereikalingi tie taip greitai pinigai, jos neparduoti. Žemės kaina tiesiogiai susijusi su tiesioginėm išmokom. Jos iki 20 metų didės 36% ir sudarys už 1 hektarą apie 700 litų. Žemės kaina brangs. Ir todėl mes irgi turim aiškiai tą suprasti. Aš esu už labai griežtus saugiklius, bet drausti pardavinėti, tai būtų stojimo sutarties pažeidimas. Ir pirmiausia, mums sustabdytų finansavimą dėl tiesioginių išmokų ir mes praktiškai nieko nebegalėtume parduoti čia Lietuvoje, nes mums būtų nebeapsimokėtų. Ir dėl to trintų rankas būtų labai patenkinti tie patys mūsų kaimynai Lenkai ir Latvijai, kurie mus aprūpintų trūkstamą maisto prekiam, ir pienu, ir bulvėm, ir daržovėm. Ir vat turėtumėm tokią situaciją, kuri vėl vestų mumis į aklavietę. Kągi, ačiū už pokalbį, aš turiu dar aibę klausimų, tačiau laikas mūsų riboja, tai mes turėsim dar susitikti ir pratęsti mūsų pokalbį. Ačiū labai. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iki sekančių susitikimų.